hortenzijų sodinimas, priežiūra, genėjimas, viskas trumpai ir aiškiai, ką reikia žinoti bei prisiminti auginant hortenzijas ir laukiant jų stambių ir įspūdingų žiedų. Sėkmingas, gražus ir akis buriantis žydėjimas prasideda nuo želdyno įrengimo ir pačios hortenzijos rūšies ar veislės pasirinkimo. Tai šiek tiek plačiau aptarėme prieš tai buvusiame video siužete apie hortenzijų rūšis. Hortenzijų želdynai ir užburiantis žiedai prasideda nuo teisingo sodinuko pasirinkimo ir pasodinimo laiku. Tai hortenzijos sodinamos anksti pavasarį prieš prasidedant aktyviai vegetacijai, bet sodinukus įsigytus ir augintus vazonėliuose galite sodinti visą šiltąjį sezoną. Didelę sėkmės dalį auginant hortenzijas padarome jas sodinant. Tai yra teisingas substrato pasirinkimas, renkame specializuotas hortenzijai skirtas žemes arba kompostinę žemę, bet prisiminkime, kad hortenzijos geriausiai auga silpnai rūgštame substrate, tačiau jokių būdų nesodinkite į šilauogėm ar rododendrams skirtas žemes, nors ten ir augs, tačiau hortenzijos mėgsta riebę, maistingą žemę, kurioje yra gausu maisto medžiagų, kadangi gausiam žydėjimui reikia suformuoti daug žiedynų ir paimti daug maisto medžiagų. Sodiname į duobes šiek tiek gilesnes, negu turime vazonėlio aukštį ir kasame platesnes, beveik dvigubai negu turime sodinuką. Jeigu sodinate žemesnėje sklypo vietoje arba turite gana molingą, drėgną sklypą, tuomet duobės dugne nepamirškime įrengti drenažą. Tam puikiai tiks žvyro sluoksnis ar drenažinės granulės. Pasodintam sodinukui itin reikia drėgmės, tačiau ne užmirkimo. Užmirkusi hortenzija pradės gelsti bei prastai augs, tačiau dažno laistymo taip pat reikės. Dėl to šią vasarą džiaugiamės itin įspūdingais ir gausiais hortenzijų žiedais. Jeigu patiko mūsų video patarimai, kviečiu prenumeruoti žalią stotelę kanalą. Taip pat labai svarbus momentas, kurį reikia aptarti hortenzijų priežiūroje ir auginime, yra jų tręšimas. Renkame specializuotas hortenzijoms skirtas trąšas, tačiau visuomet susidurime su kokiomis trąšomis visgi geriausia būtų tręšti. Jeigu turime lietingesnę vasarą arba automatinį hortenzijų laistymą, tuomet puikiai tiks granuliuotos trąšos, kurias beriame ir lengvai įberiame į dirvą. Jos greitai ištirps šaknų zonoje ir pasieks augalą laiku, taip suskatins šakojimąsi, žiedų krovimą bei gausų žydėjimą. Na, o jeigu laistome laistytuvu ir turime sausesnę vasarą, kai reikia tręšti dažniau ir reaguoti į augalo situaciją, tuomet tikrai norėčiau rekomenduoti tirpias vandenyje trąšas, kurios veikia itin greitai ir skatina gausų žydėjimą, pilnus tankius žiedus. Nors kenkėjai ir nėra specifinė hortenzijų problema, tačiau vis dažniau susidurime su kenkėjų antplūdžiais, netgi kurie nugriaužia ir mūsų hortenzijas bei pažeidžia jų lapus. Dėl to siūlau gana efektyvią priemonę, tai yra karate insekticidas. Hortenzijos nėra valgomi augalai, dėl to rinkitės efektyvias priemonės išsaugoti jų dekoratyvumui bei gausiam žydėjimui. Tad pastebėję pirmuosius kenkėjų požymius, griebkime karate ir geriau ryte arba vėlai vakare nupurškime tam, kad nenudeginti lapų bei žiedų. Na ir taip pat gana opus klausimas, kai susidurėme su išvirtusiais krūmais, nepilnais žiedais, negražia pačia krūmo struktūra ir nežinome, kodėl taip yra. Tai atsakymas yra paprastas. Būtina genėti hortenzijas reguliariai. Tai darome geriausia pavasarį arba tiksliau tariant, žiedynus nužydėjus nukerpame prie žiemą antroje rudenio pusėje. Žiedynai nužydėjo ir jeigu juos paliksime, o jų yra daug, tai jie išvirs, pradės pūti ir tikrai gėlyno nepuoš. Dėl to žiedus nukirpsime vėlai rudenį, o patį krūmą formuosime anksti pavasarį. Taip darome todėl, kad nežinome, kokią žiemą turėsime ir kokias sąlygas. Jeigu kalbėjote apie didžialapės hortenzijas, jo žydant antramečių stiebų, dėl to genime itin atsargiai, tik tokį sanitarinį genėjimą, kokio reikia anksti pavasarį, tam, kad nenukirpti pumpurų, kurie pražys. O
kitos hortenzijos, kurios žydė ant pirmamečių stiebų, genimos tam, kad žydėtų gausiau, suformuotų didesnį žiedyną, kad neišvirstų, būtų pati graži, pilna, stati krūmo struktūra.